Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Sveikinu visus su naujaisiais metais, linkiu, kad jie būtų geresni negu praėję ir pristatau gruodžio mėnesio taryboje priimtus sprendimus ir svarbiausius mėnesio įvykius. Taryba priėmė sprendimą pikinių sezono metu nuo birželio 20 iki rugpjūčio 20 pakelti įvažiavimo mokestį nuo 30 iki 50 eurų. Visų kitų metų įvažiavimas bus 10 eurų. Su šiuo sprendimu mūsų frakcija sutiko iš dalies, kadangi tai buvo mūsų siūlymas diferencijuoti vasaros įvažiavimo mokestį, atsižvelgiant į ženkliai mažesnius poilsiautojų srautus birželio mėnesį. Taryba šį siūlymą išgirdo, todėl tikimasi, kad pigesnis įvažiavimas birželio mėnesį pritrauks daugiau svečių iš žemyno, o brangesnis įvažiavimas geriausio sezono metu žmonių srauto nesumažins, tik gal paskatins atvykstančiuosius kooperuotis ar atvykti be automobilio. Po ilgų diskusijų fejerverkai Neringoje lieka uždrausti. Dėkoju visiems sudalyvavusiems apklausoje ir išsakiusiems tikrai svarius ir prasmingus argumentus, kodėl fejerverkų Neringoje iš tiesų nereikia. Fejerverkų sukeliamas grožis yra daug laikinesnis ir daug mažesnis negu jų daroma žala gamtai. Galiu prisipažinti, jog ir pats dar buvau neapsisprendęs, kaip balsuoti, tačiau jūsų išsakyti argumentai ir apklausos rezultatai tikrai padėjo apsispręsti, kad fejerverkų Neringoje iš tiesų nereikia. Todėl manau, kad ateis laikas, kai ir per naujus metus nebeliks pažeidėjų ir išmoksime džiaugtis šventėmis ir be jų. Prabėgo dar vieni metai, kai Neringos kalėdų miestelis pasiūlė pramogas, paslaugas ir atrakcijas šventiniu metu. Buvo labai smagu išgirsti, kad vaikams buvo tikra šventė Kalėdų senelio namelyje, kuria labai džiaugiasi ir jų tėveliai. Kalėdų miestelio verslininkai žinoma norėtų daugiau klientų ir tobulėti tikrai yra kur. Jau šiemet buvo svarstoma apie čiuožyklos pastatymą, ką kitais metais, manau, reikėtų įgyvendinti. Žinoma, vien Kalėdų miestelio pramogomis daugiau turistų šventiniu laikotarpiu į Neringą nepritrauksime. Noriu pasidžiaugti, kad Neringos gimnazija pagaliau įgyvendino mano siūlymą padaryti elektroninį įėjimą į sporto sales, tačiau kol kas vis dar negalima naudotis sale savaitgaliais. Labai tikiuosi, kad kuo greičiau bus rastas sprendimas norintiems sportuoti ir savaitgalį ir Neringoje galėsime pasiūlyti papildomas uždaras paslaugas savaitgaliais ne sezono metu. Antikorupcijos komisija organizavo kasmetinį tarptautinės antikorupcinės dienos minėjimą Neringoje. Noriu padėkoti visiems dalyviams, pagilinusiems savo žinias antikorupcinėje temoje ir sudalyvavusiems antikorupcinėje protmūšyje. Pagrindinė mano pranešimo tema buvo nesurenkami mokesčiai į valstybės biudžetą, kurie gali būti panaudojami gynybai, keliams, švietimui ir kitai infrastruktūrai. Todėl kviečiu verslininkus visada išmušti kvitą, o pirkėjus visada jo reikalauti. 6 katinukai gyvenantis Nidoje ieško namų. Nors dabar jie turi stogą virš galvos, yra pavalgę, tačiau namuose visada yra geriau. Galbūt naujiems metams kaip tik svajojate apie naują geriausią draugą. Tai dabar puikiai proga jį įsigyti. Visi jie bus sterilizuoti, jeigu pageidausite, galiu ir asmeniškai pristatyti jį jums.